Ką tai sveiki bičiuliai, sveiki draugai, sveiki, kurie žiūrite šitą video. Tai jo, ką, mėnesiuką laiko buvau dingęs, o kodėl tai minėjau, kad išvažiuoju atostogų. Tai Lietuvoje praleidau 2 savaitės, linksmai pasibuvau, žodžiu, su šeimyna, visa kita. Buvo priaugta svorio, bet nieko, grįžtam į ritmą. Jau dabar yra 2 savaitė, kai esu grįžęs. Ir viskas po biškutį gerėja, kaip sakyti, grįžtam į savo buvusią rutiną ir viskas yra tvarkoje. Taigi, kaip ir minėjau, norėjau padaryti video, kuriame atsakysiu į jūsų užduotus klausimus po YouTube komentarais. Jų buvo ne per daugiausia, bet pabandysiu atsakyti visus ir toliau papasakosiu, ką veiksiu toliau ir ką darysime toliau. Tai ar gyveni Londone ir kokį darbą dirbi? Ne. Pirmas klausimas. Tai negyvenu Londone, aš gyvenu Islandijoje, Reikjavike ir darbą dirbu auto dalių vadybininkas, menedžeris, kaip čia sakyti, nežinau. Plius esu atsakingas už reklamą vienam servise. Plius dainuoju, plius statom spektaklius, plius turiu savo brandą. Nesakysiu, kokį dabar dar antrą darom su žmona. Plius, žodžiu, tų veiklų yra tikrai daug. Tai va. Kitas klausimas. Sveikas, visada prarasi pinigus, čia part of a trading, tik nuo jūsų priklauso kokį kiekį. Taip, aš su tavim sutinku, ta prasme, tu visada prarasi pinigus, bet jeigu esi profesionalus traderis, jeigu moki, kaip sakyti, suvaldyti rizikas, tai taip, tu tos pinigus prarasi, tik tais, kaip ir pats sakai, priklauso kokį kiekį, ar tu prarasi rizikuodamas visą savo balansą, ar tu prarasi 0,5%, ar 0,05%, ar 1%, ir tada kitą kartą gausi profito 3%. Viskas yra priklauso nuo RR, nuo risk to reward. Ir jeigu mes pralošėm, kaip sakyt, jeigu mes pralaimėjom 1%, jeigu mes nuėjome minuso 1%, tai kitą kartą uždirbsim 2% ir jau būsim profite. Tai, kaip sakyt, viskas yra čia ir tai reikia naudotis galvą. Žinau, kad iš pradžių būna pradedantiesiam labai sunku, man pačiam. Dar ir dabar aš, kadangi netreidinu, labai daug nesu, kaip sakyt, profesionalus traderis. Bent savęs tokių dar nelaikau, bet tiesiog suvaldau savo emocijas, turiu savo strategiją ir darau. Ir tai kartais mes paslystam ant šitų visų dalykų. Man jau laikas atmiegoti. Tai jo, tai pasitaiko tokių dalykų. Bet svarbiausia valdyti savo krepšelį ir savo rizikas. Tai čia yra svarbiausias dalykas. Dabar kitas klausimas. Sveikas, norėjau paklausti, ar treidini full time, ar turiu darbą? Ar turi darbą ir kiek laiko mokais treidin? Tai treidinu full time. Tai ką tai reiškia? Tai taip, aš kiekvieną dieną treidinu. Aš atsikeliu, tuo pačiu metu einu, darau treidinu dar ir šiuo metu. Kaip sakyt, pakeičiau savo strategiją, tai treidinu per telefoną daugiau ir netgi ir darbę treidinu. Tai jo, tai ar turiu darbą? Žinoma, kad turiu darbą, nes man šiandien neapsimokėtų neturėti darbo. Ta prasme, aš galiu nedirbti, bet man neapsimoka neturėti darbo, nes, skaitykim, mano darbas padengia labai didelį darbo pajamų. Ir jeigu čia neturėsi darbo, vienas žmogus, tai labai degsi, kaip sakyt. Labai turėsi daug naštos ant savęs ir patem. Tai jeigu tu turi darbą čianais, tai viskas cool. Ir bet kokią tu turi geriausiai turėti darbą ir daryti šalia dalykus. Tiesiog juos kaupti kapitalą. Ir aš dar nesu toj riboje, kai sakyčiau, noriu tik tais nebedirbti ir daryti tą. Aš turiu būti garantuotas su investicijom, su viskuo. Viskas yra iš lėto, viskas savo vaga. Bet kad Islandijoje
nedirbti, tai išvis, nežinau, man jau geriau bent pusę etato būtų tada geriau dirbti kažkur, vis tiek kažkur dirbti oficialiai, kad gauti tas, kaip sakyt, bent jau pusę tų pajamų, kurios tau net nerūpėtų, žinai, kad gauni, padengi viską, nuomas čia visą kitą ir tada jo, gyveni iš savo tų kitų pajamų, passive income ir taip toliau, iš savo kitų brandų biznių, bet dėl mokesčių dalykų, čia yra apsimokiau dirbti ir daryti kažką šalia, negu tiesiog būti ant savęs. Bet dar čia greičiausiai nereikės ilgai būti, tikiuosi, bet kaip Dievas, jei reikės, tai būsim, jei ne, tai būtų galima vykti kažkur kitur, ir tada jau aišku, kitoje Europos šaly pilnai būtų galima gyventi ant savęs be jokių problemų, tradinant ar darant savo brandus su Shopify ir taip toliau, tai tikrai būtų galima tą dalyką išgyventi. Bet čia neapsimoka nedirbti Islandijoj. Tai va. Kiek jau laiko mokas tradinti? Tai tradinu apie metus. Mokaus tradinti. Tai kiekvieną dieną mokais tradinti, ta prasme. Aš tiesiog, kaip sakyt, niekas jums nepasakys kažkokio slapto manevro, kaip reikia tradinti. Tai čia tiesiog jūs turite išmokti pagrindus. Tai yra pagrindinis išmokti pagrindus, suprasti, kas tai yra. O toliau kiekvienas naudoja savo strategiją. Tai nėra kažkokia formulė ar kažkas. Pavyzdžiui, kiti traderiai daro taip, man visai nepatinka, kaip jie daro. Kiti traderiai daro kitaip, man visai nepatinka. Ten vieni taip, kiti taip. Žodžiu, aš darau taip, kaip man geriausia, kaip aš suprantu ir kaip man patinka. Aišku, visada sueinam į vieną, kaip sakyt, visumą, bet visi susiliejam. Bet kiekvienas galų gale atranda po to savo strategiją ir dirba tik tais su ją ir žino, kaip ją panaudoti, pritaikyti ir kad jinai jam yra profitable. O man tas yra svarbiausia, kad mano strategija yra man profitable ir mes su ją dirbame. Taip. Ar iššūkis jau pasibaigė? Tai kaip ir minėjau praeitame video, labai greitai surizikavom, labai greitai prataškėm ir baigėsi iššūkis. Labai greitai. Sveikas, per kokią programą svetainę brokerį tradinti? Per kokią programą? Šiaip aš naudoju MetaTrade, jeigu tradinu Forex arba auksą. MetaTrade tai yra platforma, per kurią mes executinam tradus, tai reiškia, mes atliekame patį tradą. Toliau svetainę, tai įmesiu linką apačioje, galite registruotis. Ir rekomenduoju, kitą video padarysiu būtent kaip registracijas, kaip nusipirkti challenge'us ir taip toliau. Tai bet aš naudoju Alpha Capital Group, man jie vieni iš geriausių ir patikimiausių ir payoutai visada jokių problemų ir taisyklės labai puikios ir kainos pačios geriausios realiai. Tai Alpha Capital Group ir ką jums rekomenduočiau, jeigu esate jau patyrę traderiai, tai galite ir praeiti challenge'us, tiesiog nusipirkti challenge ir praeiti ir gauti funded accountą. Jeigu nesuprantate, apie ką kalbu, tai tiesiog siūlau prisiregistruoti ir pasiimti nemokamą accountą ir pabandyti perėti challenge. Ir jeigu jums pavyko, tada galite bandyti jau nusipirkti tikrą challenge'ą ir jį pereiti ir gauti finansuotą accountą, kur tradinate ne su savo pinigais, bet su funding pro firmos Alpha Capital pinigais ir tiesiog pasiimate savo atlygį 80/20 arba 90/10, priklauso kaip norėsite, tenais galite dasimokėti papildomai, jeigu norite didesnio revarto. Tai va. O šiaip brokeris LHQ Markets irgi, jeigu kas nori su savo pinigais tradinti, tai palieku linkas aprašyme. Bet pagrindinė aš naudoju pro firmas ir šiuo metu dar tradinu futures. Man futures labiau patinka tradinti negu Forex, tai aš kol kas pasilieku prie jų, bet tuo pačiu tradinu ir Forex, kadangi turiu funded accountus, su kuriais dar vis tradinu, kurie dar nesusprogę yra. Apie kokią tu New York sesiją kalbi naktį? Tai aš ne tai, kad naktį kalbu, bet New York sesija pas mane, pavyzdžiui, būna vakare, būna 5, 6, gal 7 valandos vakaro. Tai tiesiog vakare, ne naktį. O kokiu laiko intervalu jūs tradinat?
kokio laiko intervalo. Šiaip dažniausiai tai, kai atsidaro marketas, nuo 7 iki 12 dienos, jeigu čia buvo šitas klausimas, bet jau po to nebetreidinu. Apskritai mano rules, jeigu vienas treidas nepaėjo per dieną, aš jau kitos opportunity nelabai ir ieškau. Arba, pavyzdžiui, jeigu 2 treidai man per dieną yra minusiniai, aš tą dieną nebetreidinu. Toliau kokius time frame'us tai visą laiką aš esu day traderis, tai aš einu nuo mėnesio, nuo savaitinio, tada dieninio, 4 valandų, 1 valandos 30 minučių ir ant 15 arba 30 minučių susirandu savo entry pointą ir nuo ten executinu savo tradą nuo area of interest taško. Tai taip, kas treidina, tas supranta, apie ką kalbu, kas ne, tai suprasti ateityje pasidomėję tikrai. Tai va, tai tokios tos tokelės, atsakiau jūsų visus klausimus, kurie buvo užduoti. Jungtės Telegram grupę, mes ten smagiai su Šaika pačiatinam. Nežinau, gal jums fainiau būtų Discordas ar kažkas, bet man tai asmeniškai, tai Discordas man nepatinka. Man nepatinka iš vis ten nei jo funkcionalumas, nei kas, nežinau. Tiesiog, tai va, Šaikelė. Tai va, galvoju, kitą video padarysiu, kaip atlikti, kaip nusipirkti challenge, kaip gauti nuolaidą challenge, kad nemokėti pilnos sumos, niekada nemoku pilnos sumos su challenge, visą laiką 20-15% taupau savo pinigų, naudodamas nuolaidos kodus, kaip prisijungti viską prie MetaTraderio ir taip toliau, kaip galų galia praeiti, pabandyti challenge, ne, kaip susikurti free trialą. Tai va, galvoju, po to parodysiu ir brokerį, po to galvoju parodyti jums ir futures, jeigu įdomu, kaip tradinti, kokias profirmas naudojam ir daugelį kitų dalykų, tai rašykit, kas įdomu, komentuokit ir jo, susimatom Telegrame, aprašyme yra visi linkai ir ką, tai iki greito, Šaikelė.